Susitikimas gyventojų, kuriem kyla klausimų dėl būsimo Bastiono tilto. Nes klausimų daug, o atsakymų iš savivaldybės nelabai gaunam arba gaunam labai skirtingus. Tai tuos klausimus paskelbėm Bastionų tilto grupėje Facebook'e ir žmonės surašė visai nemažai tų klausimų įvairiausių. Ir šios klausimus apibendrinę mes šiandieną bandysim pateikti savivaldybei. Pirmiausia, kad informacija labai yra skirtinga, labai nevienodai pateikiama, uždaruose posėdžiuose vienaip, viešai kitaip, atsakymų viešoje erdvėje negaunam. Pagrindžiančių dokumentų, kad čia būtinas automobilinis tiltas, taip pat niekas nematė arba matė seną studiją, darytą bemaž prieš 10 metų, kur jinai sako kaip tik, kad čia tas tiltas neįspręs kažkokių problemų, nei jisai, kad labai jau toks reikalingas yra. Dėl eismo organizavimo, nes būsimas tiltas, kaip siūloma, išeitų va štai čia į Danės gatvę ir į Laivų skersgatvį. Danės gatvė rekonstrukcija yra jau spalio mėnesį pasirodo paskelbta, apie kurią irgi ne visi netgi gyventojai Danės gatvės žino. Aš pati atstovauju ne tik gyventojų, bet ir mamų bendruomenę ir mes čia labai dažnai renkamės ir mėgstam šitą aikštelę. Tai mano akim yra svarbiausia taršos, triukšmo, garso, užterštumo padidėjimo klausimas ir poveikio aplinkai tyrimas. Ar jisai buvo atnaujintas, ar jisai nebuvo, nes paskutinis tyrimas buvo darytas prieš 10 metų, 15 metais ir jisai rodė, kad čia bus ir triukšmo, ir garso, ir užterštumo viršijimai. Buvo visą laiką akcentuojama, kad žmonėm patiko laikinas tiltas, kuris buvo pėsčiųjų, bet kažkodėl tuoj pat pateikiama, kad tai bus autotransporto tiltas. Va šičia ir prasidėjo tie nesutarimai. Tai čia gal susijęs su vystytojais tais, kur čia šalimais? Sunku pasakyti, nes ir ta informacija irgi tokia dvejopa. Iš savivaldybės girdim, kad vystytojai spaudžia dėl kelio, nes nauja kuriam nebus kur važiuoti, o iš vystytojų girdim, kad kaip tik savivaldybė jos spaudžia tą tiltą projektuoti. Tai va, tai bandom išsiaiškinti, šiandien teiksim klausimus ir bandom išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų. Susirinkom dėl planuojamo statyti Bastionų tiltą. Tiesiog yra tokia situacija, kad yra daug klausimų ir daug neaiškumų su planuojamu projektu. Ir tai liečia mane, mano šeimą ir artimuosius šitas projektas. Ir įdomu, kaip gyvensime toliau. Už tiltą pėsčiųjų, už išsaugomą šitų gražių erdvių, kurios yra, kad nesugadinti jų ir kad jos būtų vertingos ir toliau. Ne, tiltas, kad būtų pėsčiųjų be jokios važiuojamosios dalies. Tai dviračiai pėstieji gerai? Tai mes čia turėjom jau praeitais metais, tai buvo puikiai. Bet kam tie automobiliai, kas 500 metrų po vieną tiltą reikia dėl mašinų? Mes už tiltą pėstiesiem ir dviratininkam. Už pėsčiųjų tiltą, manom, mes kadangi čia gyvenome vienoj Danės pusėje, dabar gyvenam kitoj pusėje, tai už pėsčiųjų tiltą, o automobilinio tilto mes čia nenorim. Čia architektai nori pasipelnyti ir statytojai nori gauti pinigų.